Taigi, įkišus guolį leidau varikliui atvėsti. Ir kai atvėso variklis, dabar aš jį surinkinėsiu. Prieš surinkinėjant noriu papasakoti, kaip tikrai nustatyti, ar variklis gyvas, kaip sakant. Ar tikrai visi turi tinkamą kompresiją. Nes nitro varikliuose gali būti tokios, kaip aš vadinsiu, dvi kompresijos. Viena iš pinšo, angliškas terminas, sustojimas taško stūmoklio, o kita tepalinė. Nes stūmokliai, apskritai šitie visi varikliai, visų jų gilzės yra konusinės, stovi taip. Ir kai sušyla, konusai sumažėja. Ir kai įsinešioja variklis, dažniausiai stūmoklis gilziai išlenda pro viršų arba sustoja tolygiai. Čia jau nelabai kokia situacija, bet ar veikia variklis. Ir veiks, nes kompresiją sudarys kuro tepalas. Kai gilzė yra dar nauja, jinai dar turi gana stiprų konusą. Kai sušyla, dažniausiai kompresiją sudaro pats stūmoklis ir gilzė. O kai išsinešioja, kai laisvai juda, niekur nebesustoja, gali kiaurai pralyst, tada jau kompresiją sudaro kūras. Tas tepalas. Tepalas padengia plėvelę ir sudaro kompresiją. Ir kuo labiau kaista variklis, tuo daugiau didesnis tarpas atsiranda ir tada prasideda ir variklio gesimas, ir gali ir apsukos pakilti, kai atleidi gazą, gali ir užgest. Tai mum reikia, kaip sakant, tikram geram variklyje turi sustoti stūmoklis gilziai, nepasiekus viršaus. Naujose varikliuose gali pasiekti netgi pusę gilzės. Užtat visus tokius variklius naujus tu turi pašildyti, gerai pašildyti prieš kuriant, kad konusas sumažėtų ir puikiai kurtųsi ir nedrožtų be nereikalingai gilzės ir stūmoklio. Tikiuosi, papasakoju bent kiek aiškiai. Vis tiek pirmas mano video, tai pirmas blynas, o pirmi blynai niekados gerai nesigauna. Dabar mano tikslas bus viską gražiai surinkti atgal ir sutept, berenkant. Aš rekomenduoju naudoti mašininį tepalą. Čia yra 5V30. Kodėl mašininis? Todėl, kad jisai neužstingsta. Aš kaip kolekcionierius mėgstu surinkti variklius ir palikti metam, dviem. Ir kai naudoji specialų afterūną, afterūnas dažniausiai išdžiūna ir sukietėja. Ir taip sukietėja, taip užklinina variklį, kad tu turi vėl jį išardyti, valyti ir perinkinėti. Ir kartu afterūnas dar mėgsta drėgmę pritraukti. Kas jau kas. Tai aš naudoju mašininį tepalą, jisai drėgmės netraukia, jisai neišdžiūna, visada skystas. Gali per 5 metus šiek tiek sutirštėti, bet tikrai ne kiek afterūnas. Ir puikus tepalas surinkimo. Jau ne pirmą kartą naudoju. Ir ko puikiausiai veikia. Ir kainos santykis. Tu gali tokį litrą tepalo pasimti už apie 6 eurus. O mažas afterūno buteliukas jau 3 eurai. Ir daugiau minusų turi negu kad mašininis. Svarbu viską yra sutepti, jeigu ilgalaikiam naudojimui, ilgalaikiam nenaudojimui. Jeigu tiesiog perenki variklį ir pastatai ant lentynos kokiam geriem metam.
po mano perrinkimo gražiai sukasi, niekur niekas nestringa, taip kaip priklauso. Svarbu viską gerai sutept, kad ant sauso nekurt. Dar svarbu nesumaišyti, į kurią pusę keliauja stūmoklis, nes išsukeitus vietom irgi variklis taip pat užsikurs. Šiuo atveju šita išpjova, šitas balta įvorė keliauja link variklio pusės. Kaip kad čia senesnio tipo variklis, čia yra tokia išpjova. Čia nėra tokio kaištuko tai išpjovai, kad tiesiog įsistatytų. Čia turi pats pavargti ir įstatyti gilzę tinkamai, kad žiūrėtų išmetimo portas, angliškai vėl anglicizmas, teisingai. Tai nėra labai sunku. Ir aš parodysiu, kaip reikia tai daryti. Aišku, gali būti šiek tiek sunkokai kišti gilzę į stūmoklį. Bet tiesiog pažaidus truputuką. O, įsikišo. Na ir kad teisingai išstatyti gilzę, tik pasižiūrim čia ir mes matome, kad šita sienos dalis nesutampa su gilzės siena. Tai mes tiesiog jį pastumėm, kad sutaptų siena su siena. Pažiūrim čia, sutaptų čia siena su siena ir ten. Būna kartais, kad šitas sportas biškiai mažesnis ir tu negali sulyginti čia sieną su siena, nes vis tiek, jeigu čia sulyginsi, ten išlys. Tai tiesiog per vidurį pastatai, kad daugmaž to lygiai žiūrėtųsi. Kaip čia. Ir užsuki galvą. Svarbiausia yra prasiplauti visus galvos vaštus taipogi irgi. Ir prieš susukant visus galvos vaštus aš mėgstu paimti tepalą ir šiek tiek užtepti ant vašto galvos apačios. Kodėl taip darau, nes kai sukisu visus vaštus ant galvos, vis tiek čia kaip prastesni varikliai būna prastai nulėti, prastai ištekinti. Tiesiog vašto galva įsipjauna į variklio galvą ir tu nesusuki pilna jėga. Tai gaunas 3 vaštai stipriai susukti, pavyzdžiui, 4 įsipjovė,
Na ir tada gali kompresiją mažėti, tepalą leisti. Na ir taip nėra per geriausia važinėti taip, kad 3 suvežti, 1 laisvas, nes gali persikreipti galva. Vis tiek šitie dalykai labai kaista. Aš jokio trilokerio nenaudoju, nes geriau, kad galva atsisukinėtų, galvos vaštai atsisukinėtų ir kas kiek laiko jos užvežinėti, negu kad supilt trilokerio ir paskui, kai reikės atsukti, neatsisuks. Ypač kaip tokie senoviniai vaštai, jie tikrai nėra ilgamčiški. Porą kartų suki ir jie jau prasisuka. Taigi, sekantis mūsų žingsnis yra uždėti smagratį. Šitoj vietoje jau reikėtų threadlockerio arba srieginių klijų, nes kas jau kas, tai smagračio vaštas pagrindinis tikrai mėgsta atsisukti. Aišku, daug dėti nereikia, reikia trupučiuką. Uždėdė ir dar nuvalai. Ir to pakanka, to tikrai pakanka. Ir, kas svarbiausia, be užsukinėjant smagračio vaštą, sutepti vėl šitą vietą. Nes smagračiai būna dažniausiai iš minkštesnių metalų. O šitas tai bijojo ir aliumininis. Ir labai jau gadina smagratį, kai užsukinėjai be tepalo. Kas svarbiausia, kai yra smagračiai su įvarėm, kur dėdi įvarę ir paskui smagranti tos įvarės, viską sutepti. Įvarę sutepti, alkūninį sutepti, kur įvarė, ir smagratį, kur dedasi. Ir kas svarbiausia, yra išstumti alkūninį velną į priekį ir tada tik užsukinėti smagratį. Nes jeigu alkūninis velenas bus neištrauktas, tu gali užsukti smagratį ir bus didžiulis laisvumas ir kūninis velenas gali trintis užvedimos dalį, arba jeigu rimtesnis mandresnis variklis, tai į backplate nugarą. Šitame hobyje labai daug anglicizmų yra, lietuviškų pavadinimų nelabai yra, galima būtų pritaikyti, bet gal keistai, kvailai skambėtų. Jie naudojo popierių tam, kad savo rankos labai nesusižalot. Tokio va užbrėžimų užtenka, threadlockeris savo daro. Sekantis buvo žingsnis susirinkti galinį užkūrimo dalį. Vėl viską puikiai susitepam. Negailint tepalo. Iš visko uždant dar pripilsiu tepalo papildomai, nes sakant, atsarga gėdos nedaro. Mėgstu vėl prieš uždidinėjant galinę užkūrimo dalį stūmoklį į viršų. Matos, kad viršui. Ir dedi galinę užkūrimo dalį. O, vietoj.
Dabar susirandam vaštų savo. Nu va. Mėgstu vėl prieš užvežinėjant susitepti šitas vietas. Čia užtenka tiesiog papilį. Išteplioji vietą ir susukinėjai varžtą. Šitų vaštų aš nelabai mėgstu threadlockerius naudot. Kaip sakiau, man geriau dar kartą jas užsukt, negu kad užsukt taip, kad jau jų neatsuksi. Jeigu jau konkrečiai jau žinai, kad daugiau nieko gyvenime nekeisi variklio viduje, nu tai jau galima supilį, susuki ir palieki. Irgi reikia užsukti X-u, kad to lygiai suspaust. Sukom. Dabar dedam heksą, vieną eigį guolį. Ne ta pusė. Teisingai. Ir dedam pull startą. Įsitikinam, kad tikrai teisingai sukasi variklis. Traukiam pull startą. Visada suksis taip. Aišku, jeigu variklis yra be pull starto, galima užkurti ir į kitą pusę. Kiek tai žalos daro varikliui, neįsivaizduoju, bet kaip suprantu, jokios žalos nedaro, tiesiog kad veiks į kitą pusę. Prasukti varžtai. Vienas iš mano nemėgiamiausių dalykų šitame hobby – prasukti varžtai. Kad čia varžtų nelabai yra, tai ant dviejų varžtų laikysis, pakanka. Kai jau vienas yra, tai jau negerai, bet pragyvent galima. Tiesiog keista palot, kad kažkas išsuko du tokius svarbus varžtus, kad pull startui panaudoti vietoj variklio. Gražiai prasisuka be jokių problemų. Sekantis žingsnis dėsim sankabą. Svarbu atkreipti į spyruoklės. Ir kad jos teisingai žiūrėtų.
Čia toks vienas iš tų dalykų, kur gali užtrukti ir pusvalanduką kokį. Tikrai galima gerai pasinervinti. Šiuo atveju čia paprastesnė konstrukcija. Opa, įsidėjo. Visada, jeigu reikia atminti, jeigu tokios spyruoklės, šitas įsikišimas turi būti viduje, o ne taip, kaip aš buvau išradęs, jis buvo čia. Kažkas praeitas savininkas šio variklio, skaitai šio modelio, tikrai nebuvo per pats protingiausias. Jau dabar galiu pasakyti, kad čia yra netinkamas spyruoklis šitam modeliui. Čia yra per minkštas ir per plonas. Na, bet kitokių ir nėra, neturiu dabar. Nu, antras lengviau jau. Sekantis žingsnis. Adatinis guolis. Aš juos mėgstu truputuką susitept. Aišku, čia toks, kai tokie guoliai geriausi adatiniai. Kas kiek laiko išimt, pravalyti ir vėl sutept. Šitam varžte aš nerekomenduoju dėti threadlockerio irgi. Taigi, šiek tiek laiko praleidau, susiradau geresnę tarpinę, nes buvo originaliai juoda plokščia, bet kiek žiūrėjau, jinai ne tiek gerai susindarina, kaip mano rastas. Kitas sprendimas, tiesiog paimti paprastą salniką ir uždėti. Taigi dabar uždėsiu karbiuratorių. Nežinau, čia labai teisinga pusė pagal modelį, nes modelyje nėra servų. Apskritai beveik nieko nereikia iš gazo traukių, iš gazo stabdžių traukių. Rekomenduoju visada naudoti silikoną, kaip sakant, RTV. Šitose vietose prieš uždedant karbui. Apskaitai visur, visose adatose, šitose sujungimuose geriau silikono aptepliuoti, nes arba naujas naudotas variklis. Visi varikliai ateina ir nauji
su kiaurais skarbais, tik tais vieni daugiau, kiti mažiau. Dabar susuksiu duslintuvą, išsipjoviau savadarbę tarpinę, nes sena jau buvo sukietėjus ir sudžiūvus. Aš tai asmeniškai jų gyvenime neperku, geriau jau pat išsipjaunu. Tiesiog nusipirkim tarpinių medžiagos apie pusę milimetro arba milimetro ir gerai. Dar mėgstu su silikonu RTV. Čia pateplioti ir tada tikrai jau išvengi visokiausių tepalų nuotykių, nes retkarčiais būna duslintuvai arba blokai išsikraipia nuo karščio ir praleidinėja tepalą. Tai susilikoninė ir tada nebebėga tepalas. Apskritai, visi nitro varikliai turi būti netepaluoti. Jeigu nitro variklis apibėgęs tepalu, reiškia kažkur kažkas jau negerai ir kažkas leidžia. Šitoj vietoj galima naudoti threadlockerį, visai neblogą vietą. Šitie vaštai mėgsta tikrai dažnai atsisukinėti. Na, dabar susuksiu žvakę. Aišku, naudota. Buvau išpakavęs kitam varikliui pratestuoti. Čia HPI B5. Galima tokių rasti ir C-Max Arenai. Jei ne, tai užsisakyti iš ten. Na ir va, variklis surinktas. Belieka tik tais dėti ir modelį ir kurti. Svarbu susukinėjant variklį, kad sankabos varpelis teisingai saitų su spūru, kad nebūtų per didelis tarpas.
kaip sakant, šiluminis tarpelis. Jeigu bus per didelis tarpas, nudrož dantratį, jeigu bus per arti, irgi gali pralydyti arba nudrožti. Tai reikia tam tikrą gerą tarpą atgaudai, daugmaž laisvai sukasi ir susuki. Nu, arba kitaip darant, įkiši kokį čekį, maišelį, kad tą tarpą padaryti, ir irgi to už pakanka. Šį kartą tų metodų nenaudoju, bandau atitaikyti iš akies. Ir valia, viskas. Modelis yra gatavas. Iš variklio pusės yra gatavas. Galima kurti ir reguliuoti.